Hare Krishna. Šiandien parodysiu mantrą, kuri yra visų mantrų mantra, tai yra pats pagrindas. Ir šita mantra yra tuo gera, kad ji yra universali. Ja galima groti tiek labai lėtai, kada dainuojamas kirtanas, ir tiek vidutiniškai greitai, ir tiek labai greitai. Niekas nesikeičia, ritmas išlieka tas pats, skiriasi tik jos griovimo greitis. Mantra vadinasi, nors ji turi daug pavadinimų pagal skirtingas mokyklas, bet pagal mūsų susitarimą ir mokintasis garsus vadinasi Dhye, Ta, Ka, Te, Ge, Dha, Ta. Po vieną garsą ir parodysiu, reiškia Dhye yra G, o G yra atviras didžioji membrana, ir 3 pirštai T, reiškia Dhye yra G plus T. Dhye. T yra 3 pirštai per vidurį mažosios membranos ir uždaras, reiškia neatitraukiam, o laikom prispausti. Pirmas garsas Dhye. Antras garsas yra vienas atviras Ta, mažu pirštu, rodomuoju pirštu, per mažą membraną, atviras reiškia atviras, atitraukiam. Neprispaudžiam, bet atitraukiam. Ta. Sujungiame. Dhye, Ta. Dhye, pauzė šitoje mantroje ir tada Ta. Trečias smūgis yra Ka, Ke plus Ta. Ke uždaras, visa ranka per visą membraną. Ir Ta, kaip ir pradžioje, antras garsas buvo Ta, tiesiog atviras. Mušam kartu Ke ir Ta, bet Ke lieka prispausta prie didžiausios membranos, o Ta atsitraukia. Ka. Jungiam visus garsus. Dhye, Ta, Ka. Dhye, Ta, Ka. Dhye, Ta, Ka. Ir šitos mantros pirmos dalies, tokias didesnio gabalo paskutinis smūgis yra T. 3 pirštai, mažoji membrana, uždaras. T. Sujungiam pirmą šitos mantros dalį. Tai yra Dhye, Ta, Ka, Te. 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 Ir antroji dalis šitos mantros yra iš 3 smūgių, reiškia G, vienas G, toliau Dha. Dha yra G plus Ta atviras. Reiškia G ir Ta kartu. Dha. Kaip Ka mušime K plus Ta, tai tas pats, tik tais didžioji membrana yra atviras. Dha. G. Dha. Reiškia G, Dha ir paskutinis mantros antros dalies smūgis yra tiesiog Ta vienu pirštu, atviras Ta. Antroji dalis mantros visas skambės taip. Dhye, Ta, Ta. 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 Pirma dalis prisimenam. Dhye, Ta, Ka, Ti. Dhye, Ta, Ka, Ti. Dhye, Ta, Ka, Ti. Antroji dalis G, Dha, Ta. G, Dha, Ta. G, Dha, Ta. Sujungiam pirmą ir antrą dalį, gaunasi Dhye, pauzė, Ta, Ka, Te, G, Dha, Ta. Dhye, Ta, Ka, Ti, G, Dha, Ta. Dhye, Ta, Ka, Ti, G, Dha, Ta. Dhye, pauzė, Ta, Ka, Ti, G, Dha, Ta. Dhye, Ta, Ka, Ti, G, Dha, Ta. Dhye, pauzė, Ta, Ka, Te, G, Dha, Ta. Šita mantra, kaip minėjau, įgrojama ir lėtai dainuojant kirtaną, ir vidutiniškai greitai, ir greitai. Jeigu lėtai, skambėtų taip. Hare Krishna, Hare Krishna,
ritmiškas ritmas skambėtų greičiau, bet lygiai tas pats. Greitai grojant būtų yra tas pats, skiriasi tik greitis. Kai mokinsitės, niekada neskubėkite, darykite, grokite kelias minutės be perstojimo tik tuo tempu, kuris yra jums komfortabilus, tai reiškia, kad jūs neklystat, o teisingai grojat mantras visom pauzėm ir ritmiškai. Jeigu skubėsite, ritmas išsimuš, pauzė sutrumpės, tarpai tarp ritmų taip pat skirsis ir ritmas visas subirės. Dėl to neskubėkit, mokinkitės kantriai ir ilgai. Mridanga yra sudėtingas instrumentas. Hare Krishna.